pasipuošusi labai gražiais tautiniais rūbais ir aš manau, kad ne tik tai tam, kad pasirodytų, bet taip tam, kad kažką pasakytų. Prašom, Virginija. Labas vakaras, gerbiami pilaitiškiai ir poezijos pavasario dalyviai, svečiai. Tikrai aš labai džiaugiuosi tokia gražia tradicija pilaitiškių kiekvienais metais organizuoti šitam gražiam gamtos kampelį, įkvepiančiam tokį gražų poezijos vakarą. Pavėlavau aš truputėlį ir negirdėjau turbūt kitų eilių, labai gražiai skambančių, labai įkvepiančių filosofinių žodžių. Tačiau tikiu, kad jūs tikrai visi įkvepti ir mane paskutinės eilės tikrai labai įkvepia. Ir tikrai manau, kad mes visi nuo lėkimo, nuo darbų, nuo skubėjimo turime turėti tokią gražią atgaivą, atsigauti ir vėl pasiruošti jėgas naujiems darbams. Taigi labai norėčiau palinkėti visiems kūrėjams kūrybinio įkvėpimo, o visiems kitiems tikrai geros nuotaikos, gražios šventės. Na ir visiems, kas nešioja tautinį kostiumą, kaip jau ir minėjo pranešėjai, anksčiau šie metai yra tautinio kostiumo metai ir aš atėjau pasipuošusi dzūkiškų kostiumų, kadangi pati esu dzūkė ir dabar atlėkiau iš Druskininkų, iš kitų renginių švenčių. Tai tikrai linkiu visiems puoselėti tautinės tradicijas ir tikrai nešioti tą mūsų gražų tautinį kostiumą. Na ir toliau tikrai gražios šventės visiems ir didžiausios sėkmės. Taigi tikrai smagu, kad mes kuo toliau, tuo labiau pamilstam savo tautinį rūbą. Iš tikrųjų, kitose tautose nacionaliniai drabužiai yra labiau ne tiek atvertinami, bet daugiau vartojami. Pasižiūrėkite, ir austrai, ir vokiečiai savo tautiniais rūbais apsirengę eina į visas šventes, į didžiausius renginius, tai yra iškilmingiausias drabužis. Mes kažkaip tai neišdrįstam, o gal išdrįskim dažniau apsirengti ir nesijuokim iš tų, kurie puošiasi tautiniais rūbais. Nuo tautinio drabužio, kaip nuo tam tikros filosofijos, pereinu prie žmogaus, filosofo. Tai Lietuvos edukologijos universiteto mokslų daktaras, kuris filosofiškai kalba apie kalbą. Rašo filosofinė tema apie sielos alchemiją, o už eilėraščių rinkinius gauna Zigmo Gėlės premijas. Taigi, tikriausiai jau prozininkas ir poetas pajuto, apie ką aš kalbu, tai Augustinas Dainys. Dar jausmas yra, bet judesio dar nematau. Ačiū už gražų pristatymą. Šito žemės Pilaitės rajono man yra labai svarbios. Kai buvau moksleivis, domėjausi ornitologiją ir pabėgęs iš pamokų važiuodavau prie Balčio ežero stebėti raudonkojų tilvikų ir pempių ir laukių ir ančių ir ieškoti lizdų ir žieduot. Tai labai malonu sugrįžti į jaunystės pamėgtas teritorijas, čia dabar daug namų ir daug jūsų. Kai mane pakvietė dalyvauti Pilaitės bendrijos poezijos minėjime, pasakė, kad tai vakaras skirtas greimui ir skaityti reikia arba klasikinius, arba mitologinius eilėraščius.
Tai aš iš tiesų esu parašęs keletą mitologinių eilėraščių. Ir norėčiau pirmą paskaityti, jis vadinasi tokiu keistu pavadinimu Lietuvos Afroditė. Šokoladas virsta sidabru, o kremas baltojų gintarų, kai jūros bangos skalauja tavo skulptūrišką kūną ir druskos geriasi į tavo gelsvą odą, lyg prabangi parfumerija ir pasiliekant jos mažais lašeliais, kai tu išlipi iš jūros vėjo, bangų ir kirų kliksmo nugairinta, sustoja ant kranto ir vėjas atneša vaivorykštėms srūvančio virš dangės krioklio šniokštimą. Serafai uždeda tau iš saulės spindulių oro ir debesų šilko išaustą vainiką ir visa tai, kad geriau galėčiau įsidėmėti tavo kilmę, kad iš ryto sąmonėje liktų intuityvios kūno topografijos nuobiros ir neaiškus druskų prieskonis burnoje, moteriškumo eucharistija atmintį išvaduojantį iš sukreišėjusių praeities tvarščių ir priverčiantį jūros dugne tūnančią pabaisą virsti savo sielą laimėjusių jaunikaičių. Plaškiausi, skilinėjau ir skendau, kol nebuvau sutikęs tavęs, tu išgydai mano sielą, dabar esu tavo grožio mokinys, grožio, kuris turi galią pakeisti viską aplinkui, dulkes paversti auksu. Viskas palygintus su tavo grožiu tėra pelai, grožis tai Dievo dovana, kurios lemtį apdainuoju aš, kaip šventikas gėdantis Kristaus kūną per mišias, jam ir man terūpi dvasios ir kūno alchemija, įveikiant inertiškų kūnų mechaniką, kuri liks tik gniaužtai įkalinanti sielas, jeigu nesušildys jų neblėstanti tavo grožio liepsna. Laivai kelia bures, pajutę vėjo gūsius, o mano siela atsitiesia, pajutus tavo grožio dvelgsmą ir aš kaip Odisėjas įsiruošiu namo. Tačiau kas yra namai meilės besilgančiai sielai? Būna akimirkų, kai šalia tavęs plaukiu dangaus upėm ir vaikštau žemės debesim, tačiau nutinka, jog uodžiu kartelio gėlę ir ragauju ginčo obalį, tačiau tavo žavesys priartina harmoningai į čia ir dabar, lyg ramybės uostą, karstais į minčių audros užlieja sūriais vandenim, tačiau jie apkabini savo artimą taip, lyg tai būtų pirmas kartas, minčių jūra nurimsta ir debesų šilkas glosto regą lyg mylimosios rankos. Tada kiekvieną akimirką skanauju lyg pyragaitį, kurio nupirkti tu siunti mane į kepyklėlę esančią mūsų namo apačioje. Dabar kitas eilėraštis, čia buvo Afroditė arba Venera, graikų alchemijos deivė, o dabar norėčiau paskaityti eilėraštį vėlgi mitologinę temą Hadas ir Persefonė. Ir jeigu jūs žino tokį poetą Vytautą Petrą Bložę, tai jis su savo bendražygė Ona Jūratė Miliauskaitė save vadino Hado ją Persefonę ir Graikijoje buvo 3 tėvų dievai, tėviškas funkcijas atliekantis, tai yra Dzeusas, Poseidonas ir Hadas. Tai Dzeusas organizavęs savo brolius Poseidoną ir Hadą nugalėjo neteisingą tėvą Kroną, kuris vylydavo savo vaikus ir įkūrė pasaulio teisingumą. Dzeusas pradėjo valdyti dangų ir Olimpo kalną, Poseidonas jūras, o Hadas požemį. Ir pagal graikų mitologiją sielos rinkdavosi į požemį po mirties. Ir šią prasme galima sakyti, kad Hadas yra pasąmonės ir sielų karalius. Ta prasme. Tai va, tai šitas eilėraštis apie
Hado ir Persefonės iniciacija. Galbūt jūs ir žinot tą mitą, bet aš dabar paskaitysiu eilėraštį. Virš požemių švietė saulė, žydėjo gėlės, o drugeliai plasdėjo lyg laukuose pasiklydę pirštai. Tyla, ramybė ir džiaugsmas viešpatavo laukymėje, kur žaidė mergaitė, jau prisirpusi kaip saldi vynuogių kekė. Rūstus ir negailestingas, tačiau savaip teisingas Dievas stebėjo ją iš paunksmės, staiga jo širdis blikstelėjo džiaugsmu ir lengvumu. Kas galėjo patikėti, kad meilė užvaldė tą, kuriam tik šaltis ir mirties kvapas buvo vieninteliai palydovai. Sutriko, išsigando, bet pasidavė, pajutus vyro geismą, požemio dvasia pavirto ranka glostančią įbaugintosios krūtį, nevykėlio flirtuotojo įtampa virto negrabumo krešulių lyg voras ropinėjančių gelsvo pieno oda. Nusikaltimas ir vaisius, kaltė ir nubirėjęs žiedlapis, rožės spiglys ir kraujas varvantis dramblio kaulų. Per stiksą kėlė juos klusnus Charonas, stebėjos gyvos moters grožiu. Hadą išgąsdino tai, kas nutiko. Granatų syvai plovė sielų žaizdas, Persefoniai beliko nusiskandinti savyje ir kitame, įžengti į sapną ir klajoti jo labirintų. Jis taip įtraukė, jog pamirkšti svajas apie princą iš Olimpo, ne šio pasaulio turtai atpirko spalvotų žaidimų su panelytėm ir jaunikaičiais pilyje ant kalno įsižadėjimą. Ką Hadas įžiūrėjo žaidžiančioje mergaitėje, simuliuojančioje moterį, galbūt būsimą sielų karalienę, juk siela yra amžina žaismė, išjudinanti kūnų mašinerijas, o ir jam pačiam reikėjo amžino skausmo, kad taptų sielų karaliumi. Gal dar vieną tokį irgi mitologinė meilės tema, vadinasi tai, kurioje įžvelgiau Eleną. Elena tai buvo Menelajaus žmona, kurią pavogė Trojos princas Paris. Ir gnostikams Elena buvo Sofijos aukščiausios deivės virtimas žmogumi, nusileidimas į žmogaus pasaulį, ta prasme. Ir štai aš paskaitysiu eilėraštį, kuris vadinasi tai, kurioje įžvelgiau Eleną. Sekimas antikos autoriais gimdo renesansą, gamtos mėgdžiamas išprovokuoja klasiką, o aš, įstrigęs tarp senų knygų ir parko gėlynų, noriu būti panašus į Platono įsimylėjėlį, kuris meilės vežėčiomis rieda dangaus skliautu, eroto pakinkytais arkliais. Mat pervertęs daugybę knygų ir išvaikščiojęs galybę parkų takelių, supratau, jog pasaulis yra įrūdyjanti tuštuma, jei jo nesušildo mylimas veidas, nuo jo šypsenos prasideda kopečios atremtos į viršdangės uolyną. Daugel metų tyriau rožės žiedą, slapta vildamasis, kad jo tobulų formų paslapties įminimas gražins mane į prarasto rojaus sodus, bet o siaube, įsižiūrėjęs ir įsimastęs į jo taurių žiedlapių žavesį, aš išvydau šalto niekio grimasas, kurios surakino mano sielą ir daugiau niekada neleido nuoširdžiai pamilti šio pasaulio, kurių tariausi karštai mylys. Ką man rožės žiedas, jei pasaulis dvelkia šalčiu, į jį gali įpūsti šilumos tik tu, atrasta pasaulio turgaus pakrašty, pravirdyta muitininkų ir fariziejų puikybės. Prabėgo keleri tavo veido teofanijos metai ir štai dabar sėdime kavinėje, šniokščiant upės vandenims ir skambant bokalams. Netikėtai supratau, jog tarp mūsų veidų žaižaruoja prarasto rojaus sodas, kad ir kur mes bebūtume, švelniai nusišypsoję vienas kitam, atkursime šį karališką į čia ir dabar,
Jis priklaus pavargusius nuo pasaulio turgaus dekoracijų, kurios pridegė kosminių šalčių dvelkiantį niekį. Nuo jo bėgu į santykį su tavimi, skleidi šilumą ir šviesą. Ačiū. Dėkui. Ir dabar kviečiu Eleną. Elena, Jeigu apie Eleną buvo kalbama. Elena. Na, tai užsiaubė. Labą dieną, pasirodo, aš tokia garsi Elena, net nežinau, duokit pasveikinti. Visi, su šventėjus. Aš čia porą paskaitysiu savo tokių. O metai tie metai. O metai tie metai vis bėga ir bėga. Tolin ir tolin nuo jaunystės. Kaip juos sugauti ir sustabdyti? Kaip sugrąžinti jaunystę? Pučia vėjas ir neša iš lėto. Marių bangas į krantą smėlėtą. Staugia vėjas ir medžiai subuoja. Neša lapus į rudenį, į rytojų. Dar vieni metai nubėgo tolin. Praeina ir vėl užmarštin. Šlama medžiai ir bangos putoja. O širdis tik vatoja. Metai. Neneškit manęs taip toli. Metai, pasilikite mano širdį. Nors ir plaukus nudažė šarma, širdimi vis tiek aš liksiu jauna. Ruduo ant slenksčio, nors niaukėsi diena ir vakarėja, ir aukšlės skuba rodytis veide. Palauk ruduo, su darganom ir vėjais, pabūk ant slenksčio. Neik dar pas mane. Palauk ruduo, bastūnė neprašytas, tavęs nereikia man dar čia. Juk dar ne visos žvaigždės nuraškytos, tik vieną jų man atnešiai delne. Palauk ruduo, voratinkliais nuklotas, kai saulės ir žiedų dar šitiek daug, juk dar ne visos eilės išdainuotas, aš savo pirmą meilę vėliais sutikau. Palauk ruduo, pabūki dar ant slenksčių, leisk pavasariais man dar pasidžiaugti. Na ir dar tokį vieną, labai tokį. Ir vis dėlto jie atėjo. Aš nežinau, kam gyvenu, aš nežinau, ar dar myliu, aš nieko jau nebežinau. Pasaulis apsisuko nežinomų kampų ir žmonės pasidarė nebe tokie, kaip buvo mano vaikystėje, kaip buvo mano jaunystėje. Nežinau, kur dingo svajonės, nežinau, kur dingo glamonės, kur meilė pirmoji pabėgo, kur laimė, kuri nebegrįžo. Aš jau nieko nebežinau, ką vakar gėriau, valgiau, ką sakiau ar miegojau. Aš jau viską pamiršau. Atėjo pas mane nekviesta viešnia. Atėjo ir išeiti nenori. Į svečius aš jos nekviečiau. Ir prie vaiščio stalo nesodinau. Tad ko tu atėjai? Aš jos paklausiau. Kas įleido tave? Kas kvietė tave? Neprašyta viešnia, nekviesta. Išeiti nenori, matyti tave. Bet matyt ilgam įliks čia, kol gyvensiu, kvepuosiu, kol mylėsiu ir kentėsiu, bei kitus kankinsiu. Išdulkėjo viskas iš smegenų. Neprašyta viešnia liks čia. Kaip jos vardas? Nepamenu. Į vardų sklerozė. Ačiū. Na, o kadangi mūsų gerbiamas Augustinas taip užvedė tas Elenas, tai dabar mes dar vieną Eleną kviečiam. Oi, Elena. Elena Sakalauskaitė. Valio, tai gyva Elena.
Tai labą dieną visiems, labai ačiū už kvietimą ir jau ne pirmą kartą dalyvauju šitam poezijos pavasarį, dažnai iš tiesų Pilaitės bendruomenės renginiuose dalyvauju ir labai noriu padėkoti eilinį sykį tikrai nuostabiom moterim, kaip Janinai ir Angelei, kurios visą laiką, kiek aš pamenu, buvo iniciatorės ir organizatorės. Labai smagu, kad jūs čia subūrėt poetus. Na, aš save, aišku, turbūt laikyčiau tokiu labiau Pilaitės avangardo atstovę, ar ne, tokio, sakykime, nestandartinių čia tų eilių. Bet ypač apsidžiaugiau kvietimu į šitą poezijos pavasarį, kadangi Algirdas Julius Greimas tai nėra man tik vardas, o turėčiau pasakyti, kad ganėtinai reikšmingas autorius ir na, jo pirmą knygą apie dievus ir žmonės, turbūt labiausiai man palikusią įspūdį, apie kurią jau čia buvo kalbėta, perskaičiau palyginus labai jauna. Nu, tai čia buvo viena iš rimtų knygų, trečia turbūt, kurią perskaičiau po Kanto ir Nyčės, bet šitą man patiko labiausiai ir skaičiau net kelis kartus. Ir man labiausiai joje patiko, na, ne tik iš tiesų tos labai daug ten tų idėjų, čia galim, aišku, diskutuoti ir išplėsti, bet labiausiai patiko savigarba. Jo savigarba būtent kaip lietuvio tos tautinės savigarbos, na, toks reprezentavimas per tuos mitus, kurios labai smarkiai, mano nuomonė, bent jau tada taip atrodė, nu gal dabar net labiau atrodo, stokojo, sakykime, mūsų ta, na, visuomenė, ar ne, ypač intelektualų. Ir netgi galiu pasakyti, kad įtakota tos knygos sukūriau, nu, vienus pirmųjų savo konceptualistinių, būtent vizualaus meno darbų, ir vienas iš jų buvo Sovijaus ritualas. Ir vieną iš eilėraščių tokį trumpą, kurį paskaitysiu, tai jis yra būtent ir susijęs, sakykime, jau tokia refleksija Greimo per savo vizualaus kūrinio refleksiją. Kelias į save. Išeiti ugnis reikalinga. Iš jos te gali tik pareiti. Kelias į save. Kitas kūrinys susijęs su kalbos tema, labai irgi čia gražiai aktorius mums išskleidė Greimo laiškuose atsirandančią kalbos temą, bet taip pat ir jo kūriniuose, aš bent jau kiek pamenu, tai daug tą temą kalbėta, tai irgi toks, sakykime, interpretacija kalbos tema. Jeigu kalbėtų mano kalba, nebūtų nieko tarp mūsų nesuprasto, tik tolyje slėptus kiti pavydalai, kažkur. Patamsyje. Jeigu kalbėtų mano kalba, stovėtume vieniši prie kelio, kuriuo nieks nepraeina ir nieko aplink nematytume. Jeigu kalbėtume į mano kalbą, nieko nebūtų tarp mūsų. Būtumėm tik mes. Na ir čia paskutinis toks kūrinys susijęs su, sakykime, jau mitologija plačiaja prasme, labiau su biblijiniais motyvais. Šiandien Judita nupjautos Holoferno galvos išdidžiai nelaikytų prie savo miesto sienų. Oi ne, šiandien Judita priešų stovyklo neitų, žavėt ir vilioti jų vado. Šiandien Judita peilio neturėtų. Šiandien Judita kovotų prieš kitus išdavikus, kurių stovyklos ekranuose, o vadai skaitmeniniai prieš tuos, kurie vagia mūsų pasitikėjimą savim, tvirtindami, kokios mes visos negražios, netobulos, mūsų savastį, mūsų laiką atima. Šiandien niekas nepjaus išdavikų į galvos, neliko Juditų. Ačiū visiems labai. Gerą vakarą. Radvilaitė Mostovska, sukūrusi kaip Pilaitės vaiduoklį. Šiaip Elenutė Sakalauskaitė yra suvaidinusi su Pilaitė siejamos garsios pirmosios, tarp kitko, profesionalios rašytojos prie romantizmo ir gotikos apsakymų pratininkės vaidmenį. Tai prašom. Ačiū labai. Taip pat sukūrus vizualinį kūrinį. Ir vaiduoklių jau čia daug yra. Jo, čia jau. Jeigu pasiliksit atrasti, patikinu. Filosofai rašo eiles, poetai dainuoja, dailininkai
vietoj teptuko kartais paima irgi plunksną. Taigi, Kernavės dailininkas, garsus akvarelistas, kuris neužilgo mus pakvies į savo parodą Rotušėje, šiandien nori paskaityti mum ir savo eiles. Tai Jaunius Mirnabalis. Labą dieną, šviesi diena, ant žemės guli užtiesta. Aš noriu tašomas akmuo, o tavo noras kūjis. Ir nieks nežino, kas čia bus. Ar skulptūra, ar šiukšlių krūva. Žmogus ribotas be ribų. Pasaulio dėsniai sielai nepatinka. Ji nori skristi iš tiesų, ropoti jai visai netinka. Žvilgsniu apkabinu ir nepaleidžiu, kad liktų amžinai sava, trumpam atklydusi spalva, o Lietuva. Tiesa lėta, tik melas greitas, ir nešuoliuoju ant jo raitas, kad nesutrypčiau akmenėlio. Nuo seno žemėje čia gulėjo pasaulį Lietuva maža, ant kelio kryžiaus pamesta. Gali ją pulti, gal pastumti, savus namus įkurti, deja tokia jau Lietuva